Aš prieš kokius 7 metus dėl detalių kreipiausi kaip tik į Motoreader. Ir man tuo metu kartu su tom detalėm buvo pasiūlyta variantas, reiškiasi, kad aš grąžinu seną, primoku už naują, su tuo keturračiu, galima sakyti, taip gerai susidraugavom. Jis netgi vardą turi, Voriuko vardą turėjo. Tai, gaila buvo tiesiog. Ir tuo metu aš apsiribojau vien tik tai atsarginių dalių pirkimu. Ne per seniausiai analogiškų pasiūlymų nesugebėjau atsisakyti. Antiek sąlygos buvo patrauklios, kad nutariau, kad geriau vis dėlto pakeisti į jaunesnį ir galbūt netgi patikimesnį variantą. Įsigijom 2007 metais, dabar jau 17 metų praktiškai. Kadangi gavosi taip, kad spidometrą teko keisti, tai galiu tik apytikliai pasakyti apie 20-23 galbūt tūkstančiai kilometrų. Pradedant nuo ūkio darbų, turim šiokį tokį ūkį ir baigiant pasivažinėjimais po gamtą. Iš principo pats esu motociklininkas gana seniai. Nutariau, kad būtų geriau turėti stabilesnę transporto priemonę, ypač jeigu tai yra bekeliai ir gyvename miškingoje gana vietoje, tai tokia transporto priemonė būtų privalumas. Tuo metu jų per daug nebuvo. Internete iš pasiūlymų pagrinde buvo seni naudoti, dar ir be numerių, be registracijos galimybės. Tuo metu realiai buvo vienintelis variantas, būtent CF Moto, registruojamas CF 500. Plius kaina buvo pakankamai patraukli, neslėpsiu. Kainos ir galimybių santykis buvo patraukliausias. Aš įtariu, kad ir šiandien CF Moto ko gero lenkia kai kurios kitus pagal šį rodiklį. Tokios minkštos pakabos kitose keturračiuose aš taip ir nesutikau. Nors važinėjau, taip sakant, skirtingais. Priekaba su juo eksploatuojama puikiai tiesiog. Ypač su pažemintų bėgiu jisai sugeba traukti iki 2 tonų. Tai yra ne pasaka, tai yra tiesa. Iš principo su juo galima daug ką nuveikti. Ir žemė tekdavo atvežti, ir malkos netgi iš miško. Tai ūkyje jisai irgi yra visiškai tinkamas. Žinau tik vieną, kad jeigu prieš tai aš vežiojau savo vaikus ir anūkus, tai ko gero dabar vairuosiu neveš. Šiom keturračiu tikriausiai mėgins mane vežioti. Tai bijau, kad ir vardu ne aš jau duosiu. Kažkas kitas. Ryškiau, smarkiau reaguoja į svirties gazų paspaudimą. Manevringesnis, iškart galima pasakyti, kad neįpratusiam ryškus noras apsiversti kartu. Tai iš tikrųjų technika tobulėja. Verta keisti.